Kaip visos rungtynėse reikia prisitaikyti prie teisėjų, prie varžovų. Praeitose varžybose, taip galima sakyti, išleido pergalį savo rankų. Varžovų treneris tokį truputį komentarą pasakė, kad iš tokią komandą kaip mus turėtų daug stipriau varžovai laimėti. Tai truputėlį tos ambicijos tarp mūsų komandos narių biški buvo, kad tikrai turim jau iš savęs išspausti maksimumą, kad gerai sužaisti ir atradom, pamatėm, kaip reikia žaisti, kas veikia. Aš tam tikrus nurodymus daviau truputį pakeisti žaidimą, žaidėjai gana neblogai įsisavino. Dėkingas jiem, garbė jiem, kad jie sugeba, sakykime, stipriai pakeisti braižą, kaip reikia žaisti, atitikimą pagal varžybas ir tas planas suveikia, kol įpildėm, viskas gerai sekėsi ir džiugu, kad tokia užtikrina pergalę pasakė. Patys kažkaip nesuveikia. Einam, kai pradedam varžybas, reikia ten 10 taškų pirmaujam. Sakau, praeitį metų tikriausiai būtume pirmąją 10 ir pabaigę 30 plius, o dabar gaunam 20 ir gaunam kažką užsivedimą, gal tokia trupusi dar kažkaip. Sakiau, yra toks geras posakis, sako, kad kaip ten nuvaryti sarkas reikia nušauti, tai čia toks, šiandien gal man žaidėm taip pat reikia, o šiaip tau pačių varžybų, ta prasme, tai sakau, trūko tokios disciplinos labai, ta prasme, kad tarp savų pasideda pykčiai, pradėjom nemokamės pralašinėti. Mums reikia siekti pirmam gerai, ir tik pradeda lygą pralašinėti, prasideda blogybės pykčiai, neužauga.